Darbas su lentelėmis, ketvirta dalis. Tarkim, turime lentelę ir norime, tarkim, prisidėti joje dar vieną eilutę, nes, tarkim, neužtenka ir reikia dar prisidėti. Tai, tarkim, ir visą laiką turime pasižymę lentelę ir iš karto atsiranda lentelės meniu. Design, tai čia keičiame dizainą, jeigu norime, o layout, tai yra viskas, kas susiję su lentelės funkcionalumu. Tai tarkim, norime, kad įdėtų dar vieną lentelę, ne lentelę, o eilutę. Apačioje, tarkim, spaudžiame Insert Below. Štai įdeda iš karto apačioje. Arba, tarkim, norime, kad įdėtų viršui, tai spaudžiame Insert Above. Yra taipogi galimybės įdėti kairiai, įdėti dešiniai. Kitas meniu yra Autofit, tai sulygina su pagal lango matmenis, kad lentelė būtų centruota ir taip toliau. Taip pat čia galima įrašyti tekstą ir galima rinktis, kaip tą tekstą įrašo. Tarkim, įrašom visur tekstas. Ir norime, kad tą tekstą atvaizduotų ne iš kairės į dešinę, tarkim, arba iš apačios į viršų, arba kaip nors panašiai. Tai, tarkim, pasižymim šitą vietą, kurią norime pakeisti, yra Text Directions. Paspaudžiame vieną kartą, tekstas jau pakeistas. Jie atvaizduoja iš viršaus į apačią. Norime, kad jie atvaizduotų iš apačios į viršų, spaudžiame dar kartą. Norime, kad jį vėl kaip nors kitaip vaizduotų ir keičiame pagal savo poreikius. Aišku, dar galime pridėti funkcionalumo į pačią lentelę. Tarkim, čia įrašome kokius nors du skaičius. 180 ir 40. Ir norime, kad ši lentelės vieta, tarkim, užvadinsim suma, šios skaičius sumuotų. Tai yra formulių meniu, kuris turi tą funkcionalumą. Spaudžiame ir dabar jis sumuoja. Reikia pasirinkti formatą, kaip rodytų, tarkim, paprastus skaičius. Ir va, įdėjus į langelį, jis sumuoja, tarkim, pakeisime skaičius 200, tarkim, 300. Ir vėl įdėsim formulę, iš karto tai suveikia. Ir taip galime padaryti veikiančią kokias nors funkcijas atliekančią lentelę.